Jūs turbūt net neįkertat, kaip aš senai bevalgiau bandelės. Daugiau nei metus aš taip įsivaizduoju. Perkant net seilės, dievo. Tai ką, turiu nusipirkęs tokias dvigubas hermetinės rozetės Rusijai. IP65 klasės, atsparios drėgmei, kažkiek ir vandeniui. Šios rozetės ganėtinai aukštos klasės yra. Ir turbūt mane kai kurie keiksis, sakysit, kam Rusijai reikia tokių rozečių. Bet iš esmės darausi savo, darausi ne kitam, tai norisi, kad biški kokybiškesni reikalai visi būtų, kad ateityje nereikėtų vėl lįsti prie to pačio reikalo. Namuose susirinkau skydą, susijungiau, dabar sakyčiau laikas ir pasikabinti, po truputį bus galima ir susijungti laidus. Lazeriuką nusistatėm. Žiūrėsim palei lazeriuką, žiūrėsim, kas čia gaunasi. Rozetės jau baigtas, rūsio rozetės turiu minty, aišku ir prisihaltūrinau aš kaip visą laiką. Tas dvi rozetės per plytą žemiau yra nei turėtų būti, bet iš esmės viskas gerai. Kaip sakant, rozetės dabar ėjasi kaip siemkės gliaudant. Pagavau ritmą ir variau. Reikės dar skydą pasijungti laidus ir aišku reikės dar prasivesti normalų apšvietimą.
Ir bus su rūsiu kaip ir į pabaigą. Prieš porą savaičių buvo išrausę duobę, truputį užsigrūzinau, atvežė smėlio ir viską išpylėm. Dabar yra atvežę žvyrą, tą žvyrą irgi padengsim visų sluoksnių ir turėsim mašinos aikštelę. Dar prieš tai viską reikės apsikasti, kad nebūtų jokių žolių nieko ir tolygiai visą žvyrą galėsim mes paberti.